Kur esame Mindaugai? Atvykom į pirmąjį bulių kautynių etapą. Šiandien mūsų misija yra pabūt Krisom. Mes eisim, žiūrėsim, ką jie prisidarė mašinose, taip bandysim nonšalant paklausti, o kaip jūs stiprinot bumperį? Pažiūrėsim kokią nuotaiką, pažiūrėsim šiaip, kokį mums šou reikia sukurti, kiek čia šou yra elementų, šiaip kiek yra pasiruošę gerai ir kiek mes norėsim sukurti šou elementų, tai kad perspjautume. Blemba, žinok, padarysim šou, man atrodo, žinok, tai... Aš bijau labiausiai tai šiandien snukį gauti. Snukį gaut bijai? Jo, sakys, nelyskit gal prie to mašinų. Blogiau nebus, žinok, Nebus? Nebus blogiau. Atsiprašau, kaip sakė sėdė mechanikai. Gali techninius klausimus man palikti. Techninius Šiaip klausimus. jo, tu esi kaip agentas toks, žinai, nueisi, pakalbėsi. Jo, šiaip... O aš ne prie ko. Jo, gera idėja. Tu, karočiui, eik vok informaciją, o mes tada einam alaus ar dar kažką pasimsim pagersim. Jo, reikia, šiom dienom reikia atsipalaiduoti. Jo. Tau, tu dirbi to. Jo. Tu teisį neturi, negali gerti alaus. Jo, nes kaip po to vairuosi, jeigu neturi teisį. Girčiausias vairuoja dažniausiai. Tai vat. Vsio, einam patikrinsim, kas gero. Mėsytės teks iki Joniškio palaukti. Nevadinkit mūsų mėsytėm, gerai? Mes nevairuosi, jį galim vadinti. Mes važiuosim laimėti, žinok. Jo, jį galima. Tai jūsų miestas iš tiek, kaip nelaimėsit. Ne. Kažką. Mes padėsim jums laimėti. Čia Vilnys trasa yra. Žudot kitus su ją, ar ne? Bandom. Ja. Ką rūkat? Ką rūkom? Taip apsidaužė. Mindaugo komentaruose Bediku vadina visą laiką. Už kiekvieną siūlę vadina... Gal nebevadins. Nu, va čia vienintelis šansas įrodyti, kad jisai vyras. Jo, gali būti. Sveiki, gerbėmieji, labą dieną. Ką rimčiausi? Kaip laikotės? Sveiki. Sveiki, gerą dieną visiems. Mums tai sekas sunkokai. Mes matom, kas sunkokai. Iš video matom, kas sunkokai sekas. Aš kažkada jau esu minėjęs, kad aš belen kaip gudrus esu. Mano IQ, tai žinokit, muša tiesiog dangų. Ir aš iš praktikos, man atrodo, iš pajautimo padarysiu viską. Nenoriu vėlgi... Prasme iš YouTube'ės? Gerai. Aš nedarysiu Pajaus širdim, pačioj pradžiai trasai, pajaus širdim. Gėda žiūrėti po pirmų varžybų šito video. Ar jum nebus gėda žiūrėti lenktynių įrašą? Nusikirpti ir važiuosi spaukai? Ne, žinokit, aš nesikirpsiu dabar dar kokius ateinančius 2 metus. Nieko gero nebus. Kur mano garažas, Joniški, žinai? Jo. Tai užeik prieš varžybą. Kol kas šiaip netikėtai maloniai priėmum, karončią. Labai draugiškai priema jo, bet nu... Visi trina rankom, kad greičiau, žinai, tave sukapoja galėjo. Jo. Mėsytė. Atvažiavom iš Vilnius 2 valandas mėsytę išvadinu. Blena, bet čia tankas yra. Bet čia yra Mad Maxas visiškai. Jo, čia. Čia jau yra Mad Maxas. Belen kaip tiktų šiaip, karočią, skarbonkės ant galo, žinai, prisikabini ir susituokęs, karočią, važiuoji. Blema, nu nežinau, su kuo čia reiktų tuoktis. Tu vat kai tuoksies. Aš? Jo. Blema, šiaip man tai čia, nu, tipo, jeigu kažkas norėtų susituokti su manim, kad pravažiuoti su tokia mašina, tai praneškit, nu. Aš tai tik tam, kad pravažiuoti susituokčiau. Opa. Diagnostika 9 eurų vat, ir už detalės dar naujas kažkiek bus po 100 dvam, po 100 tram. Cak, čia 2 savaitės ir bus padaryta. Kaip sakoma, kol dūmelis eina, vadinasi, veikia viskas. O skaniai gerasi? Skaniai gerasi, Liukas? Ne, gal ir paragaučiau. Išbėt ir dabar antrasis važiavimas ir tikėkimės, kad Ble, skaniai tikrai. Gerą laiką. finaliniame važiavime. Melonus, maloniausia, kur galėtų važiuoti. Nieko nesireikšmina. Nu ir tikrai nėra didelė ta problema, mano tie plaukai. Kai kuriem ne, iš viso. Ant tiek nėra problemų, kai kuriem plaukai, kad kabina. Jau buvo klausimų, o liksit čia? Rokiški liksit, neliksit? O jūs draugaujat? Nes man draugas labai gražus. Nenustepsiu, kad kai čia biški bus daugiau alaus, kad dar prieis kažkas prie manęs ir... Su juo atvažiavau? A jūs atskiri. Nesupyks, jeigu pavoksiu. Čia autokrosas, ne? Čia krosas, jo, čia nesidaužo, čia tik važiuoja ratai. Ir čia moteris su vaikais. Pilna moterų ir 12-metis berniukas laimi. Su visą deramą pagarbą. Joniški rimčiausi vairuotojai, nežinau, esu sakęs, šiaip Joniškis vienas gražiausių miestų ir žmonės įspūdingiausi, tai vienintelė problema Joniškio, kad yra daug neatrasto potencialo, nes mes su savais būnam. Mums nereikia maivytis išeiti. Jūs pisatės tarpusavį, karočią?
Šitą tai ne. Keistas šeimas pas jūs. Nesakyk šitą. Joniškiečiai kaip žydai, karoči. Gali tik tarpusavį daugintis, nes negali prarasti susityti genų kitur. Šiaip galėsi dabar grįžti prie pusės ir vėl. Baig, Mindaugai. Linelis. Gen 4, karoči, mūsų yra. Pažiūrėk, paeina. Ir noriu paklausti, Mindaugai, kas važiuoja pirmas ir iš kokio miesto? Linelis iš Joniškio. Linelis iš Joniškio. Nes genai, kaip ir sakau, lieka Joniškio. Dar taip Mindė išlenda. Ilgi plaukai per stogą. Išėję, plaikštasi plaukai, karočią, žmonės ploja. Ir tada Mindė atsibunda ir sako, Mindė, tu ką tik apsivertei su mašina iš boksų išvažiavęs. Ar tu viskas gerai ir aš laimėjau? Čia šiaip dar nieko būtų. Baisiausia būtų, jeigu mane purto ir sako, Mindė, tavo biologija. Biologija. Atsimenu, sapne kažkokį draugelį turėjau, susituokęs buvo, primeskit, išsiskyrė. Ble, nu gerai, kad sapnas. Gerai, kad sapnas. Esu sapne milijoną laimėjęs. Jo, kur išleidai? Aš? Labai didelis, labai... Einu aš pastovėsiu ten ant posūkio, kai pradės važiuoti greitai, gerai? Jūs įsivaizduokit, pavyzdžiui, kurie mėgsta tiesiog praleisti savaitgalį įdomiau, atvaryti čia, pasidėti iš lankstomą kėdę ir tiesiog žiūrėti, kaip mašinos daužus ir gerti alų. Man atrodo, čia UNESCO turėtų būti traukta Lietuvos. Smagi pramoga labai. Zdarau. Nieko negali būti labiau chill. Mano buvęs klasiokas. Nice. Iš progimnazijos laikų, cirka. Alus kvepia semkom ore, mašinos važinėja. Metas nustot apsimetinėti Vilniečiais mačo latę, Mindaugai, čia mums sutverta būti. Aš šią savaitę pakabėčiau ant semkų. Ir taip nėra, kad dabar turi kur būti. Einu šamposi, kad ten pastovėsiu, pamojuosiu mašiną. O žiūrėk, 4-2 karočią žalia mašina, trūksis tik 0. Žalias? Jo. Rimtai? Sarki kažkom. Aš? Dėl to žuvis geltonas. Šiaip teoriškai tai nežinau. Kodėl tu taip elgiesi? O ką aš darau dabar? Man susirink bybį? Bliam, aš kaip tikiuosi, kad mano žuvis nėra geltonas. Tu nenori pranešti, ne jiem, kad mes tokie. Žaliais liežuviais? Pas mane ne. Mane ne žalias. Eik, tu nukončintas pas tave. Visas baltas. Šiaip džiaugiuosi, Evaldai, kad tu esi, žinok, tu man toks pavyzdys, blemba. Gražaus, žinai, laimingo gyvenimo, atsakomybių nevengimo, žinai, atsidavimo, šeimai, šeimos vertybėm, tokio jauno amžiaus, būt susituokus. Nu, čia yra tikrai verta pagarbos, duok 5, ble. Man tu tikras pavyzdys esi. Tikras pavyzdys. Aš užaugęs, noriu būti kaip tu. Man labiausiai šitą. Aš noriu būti kaip tu. Tu man idealas. Žinai, kur galvoju, man geriausiai stebėti šitą raundą vidury trasos. Jo, vėl eini ant posūkio. Aš manau, kad einu pamajosiu mašinai per trasą. Kodėl? Geriau matysi. Jeigu numuš, po to, žinai, negrįši namo. Toks geras vyras negrįši namo. Greitis, adrenalinas. Jaučiu, jeigu pradėčiau bėgti dabar ir labai įdėčiau širdies, pasivyčiau, žinok. O tai kada mirs kažkada? Čia kažkas. Ne, čia tai šitos laikas pasiglemžė. Mes sakom, kad mes pjaunam, bet kai kurie, tai žinok, užpjovę, tai nenormaliai. Apie 2-3 metų. Jeigu tu išsiblaivai tik išgėręs pirmo alaus, tikriausiai čia jau problemų yra. Nu, super. Nuobodžiai šiaip atrodo, aš su visą Žinai, dėl ko vadina sunkieji buliai? Nes sunku žiūrėti. Čia adrenalinas, greitis. Kiek veiksmo? Kamščiai. Tu pažiūrėk, kokį greičių parvažiuoja. Aš žinok. Pažiūrėk. Adrenalinas, greitis. Žiūrėk, kaip vienai posakį, žiūrėk, adrenalinas. Greitis. Aš jeigu neprisigersiu per ateinantį pusvalandį, žinok, nu aš užmigsiu. Ir negalėsnik! Tik nusisuk 10 minučių. Labai retas atvejis, kada Irmanto Šuminsko bolidė reikia pagalbos. Vau, tai didžėjus tai dirbo, karočią, tu durnas, čia jaučiu profesionaliausias, karočią, dalykas visų iš ten. Ir girdėjau, tiesiog vomp iššovė. Ta, viskas laiku vietoj. Aik, tu biški girtas, vis dėlto biški girtas didžėjus dabar nereikėjo. Antrą kartą jau žuvo. Arba gal jis galvoja, ble, pirmą kartą taip pataikiau, taip gerai sulygo, pliusu antrą, žinau. Kartoju. Kaip per Rose Battles. Laukia, dar vieną turiu. Ne, manęs tai nevelka, apšiai pliusu antrą.
Antrą kartą tą patį bairį pakartoju ir toks. Ne, manęs tai nevelka apšiai pisu antrą karočią. Puikiai veikia šiaip, dinamika nebloga. Aš jau sakiau, kad manęs nevelka apšiai ir pisu antrą, ar dar ne. Galim kartuoti, kiek nori, 4-5 kartus. Iškirp gal. Jas kažkaip. Bairiui tiek pat, kiek santoko, karočią, neribotai. Eina, aš gal ant posakio pamojosiu. O kodėl rūksta dūmai čia nais? Esu Ušekas jam Jis varpo. dirba. Taip gerai dirba, kad rūksta dūmai. Nesigirdės tokį išsireiškimą. Ne, Taip variau, kad rūko dūmai. ne. Supratau visas Vatikano paslaptis dabar. Užsidaro keliesi į chatą ir dūmai eina, verčiasi. Blemba. Laukia, kol išleis. Jo, ir dūmą. niekieno neįleidžia. Niekieno Nieko neįleidžia. Nu, Jo. tai irgi nebūkit Renkam naivūs. popiežių naują. Nu, nebūkit Didžiausias naivūs. karočią hotboxas gražiausiose pasaulio vietose. Nu, Vatikane prabangiausias hotboxas visi, oi ne, ten konklava tarėsi. Įdomus šį pramogas karočią. Hotboxinį ir pisi vaikus. Ei. Teisingai. Šiaip aš pastebėjau vieną kitą telefoną filmuojamą paslapčia, man atrodo, kad galim gauti galvą. Ble, jo įrašytas, bet čia labai šiaip keistai tie žmonės filmuoja, nes jie mato, kaip mes filmuojam ir tada jie tokie, ble, aš iš kito kampo nufilmuosiu, gal jiem prireiks. Ble, įdomu. Jeigu žiūri bičas taip. Įdomu šiaip būtų žmonėm pamatyti, kaip jie filmuoja. Visą tą magiją atskleis. Ar tikrai operatorius rusas? Saik šiandien pakeitėm. Pakeitėm, karočią. Į lietuvį, Joris Šatūnus. Jo. Negali būti labiau lietuvį. Jo. Perėjom per rusą, lenką, dabar prie lietuvį esam. Jau anekdotą surinkę esam. Tūsę šiaip sutikom Jorį, sakom, mum blemba reikės rytoj filmuot, gal nori pafilmuot. Ir Joris sako, kad aš be problemų. Ir va, Sako, aš jau 3 paras filmuoju. stovi rokiški filmuoja dabar. Renkam popiežių, kaip sako. Sudėtinga operacija gelbėjimo, čia kaip amerikonų tanko. Ble, įdomus bairis. Šiaip palyginimas tai toks, jo, šiaip čia jau geras bairis visai jau toks. cancelable. Blemba, bet, nu, turi už drąsą. Geras bairis šiaip. Apie amerikonų tanką. Labai geras bairis, blemba. drąsus. Drąsus labai. Lygiai tokia pati situacija galima prasio kaip 4 dienas trukus iššarvuoti. Oi, tu čia krašto apsaugos ministras. Lema girdėjau, po to bus procesija Gedo prospekte, karočią. Jo. Delegacija visą atvažiuoja. Obama bus. Su Mišelė? Ne, Mišelį, ne. Mišelį, ne. Operacija. Nepraeina karočią pro tą pip. Visiškai. Tokia birka, kad nepratelpa. Ne tai, kad pipsi, tiesiog nepratelpa. Neleidžia į lėktuvą dėti, nes kuriam šonė be pasodintų verčia lėktuvą ant šonų. Nuot, kad Mišelės Obamas toks didelis bibis yra, kad turbulencija, kaip masturbacija veikia. Aš dabar naudosiu turbulenciją, visą laiką jau tai masturbacija. Nelyskit prie manęs, neikit į kambarį, man turbulencija. Šiaip kuriam laikui pas mane bus turbulencija dabar. Jo? Jo. Bet tik ne ant fotelio, davai. Įsivaizduokit, Efkos vietoj būtų. Ir žmona turi karočią, ir draugelį nesveiką turi, žinai. Tu durnus, Efka dabar pikė yra, pikė gyvena, to gali daugiau reikėti. Fotelio, advokato numerio, notaro, tada dar po to reikės teismo sprendimo sulaukti, žinai. Šiaip dar reikės, Efkai, reikės dar truputėlį dalykų. Ką matei? Oi! Oi! Skolą atidavė Lukašiūnas. Tyčias. Noriu tik vėl, karočią, pabrėžti, kad trasai vėl lygia daugiausiai Joniškio mašinų. Mes per kieti. Bet nėra, kad visur kieti būtumėte, ne? Absurdiškai visur kieti. Visur kieti? Vardink, kur? Šeimininis gyvenimas. Eini mojota, ne? O tu bulėse važiuoji? Jo? Su kuo važiuoji? Aš į sunkiųjų kategoriją važiuoju. Ne konkurentus. Nu, blemba gaila, kad ne to pačioje kategorijoje, žinok, būtum sunešiotas. Aš tai turiu pasiūlymą tau dabar jį sunešiot. Mes galim išeiti, jeigu nori. Dabar tai nevargė. Bet tai tu savo tuose sunkiosiuose bulėse jauči kaip naujokas, ne? Kaip rūki karočiai esi. Tai aš- Seniai visi turėtų būti, ne? Su Aš seniais. jauniausias važiuoju. Nu, va. O jauniausias su kiek tu yra? Man 25 dabar. 25? A, čia Ble, man 24. sunkiosiuose bulėse. Kažkuris iš mūsų per mažai vyriškai Čia atrodo. kaip 16 kašį žais. 24, 25. Čia žmogus atrodo jau kaip ir šeimą sukūręs, jau vyras. Čia žmogus atrodo dar... Į ženuts jau. Jau Ir žinotus. Žinok, aš tau didžiausios sėkmės linkiu, nes mane šiaip supo žmonės su visą laiką neįtikėtinai laimingom santokom. Jisai, blemba, tokia laiminga, man sakau, aš kaip tik į kamerą kalbėjau šiandien, koks tas pavyzdys man yra santokos klausimų. Jaunas susitokė, žinai, šeimos vertybės, jada, karočią. Nu, man žinokit, jūs, vedė vyrai, tai
patys blemba rimčiausi esat. Einu aš pamojuosiu, vidury trasos pastovėsiu tarp Dar mašinų. mojuosi? Ne, aš grįšiu į Joniškį. Jau tau šiaip reiktų grįžti į Joniškį. Širdis jautė, kad ten Kas turiu esi palikti. Baig, nu. Sorry, atsiprašau, tikrai. Bet pusės ir kokių yra. Jo? Joniškiai. Turi gražių puskių? Kuri gražiausia, pasakyk vardą, gražiausias pusės yra savo. Negaliu dar nuvilios, brolis. Tėvukas irgi nepiešęs dar. Tėvukas irgi dar nėra jaunesnis. visiškai pasenęs. Jaunesnis jis dėl to patinka, žinai. Plius geriau tas pusės yra pažįsta nuo gimimo. Pats užauginęs, pasidaręs, kaip pats norėjo. FK, aš tau turiu klausimą, o tu gerbėjai? Trauk tą ranką, ble. Aš tave gerbiu. Aš nieko negirdžiu per savo kairę ausį dabar. Mane aiškinsi gerai. Bet įsivaizduojat, būtų Evaldas taip santoką gerbęs. Gal baigiam? Gal nutraukiam šitą? Jau kurį laiką nebaigęs, šiaip tu turėtum būti, ne? Einu, pamojuosiu, karočią, vidury trasos, kažkur po greideriu palysiu, gal pavilks mane po... Geriausia afterį į Rokiškį, karočią. Geriausia afterį į Jeigu Rokiškį. norite afteris, geriausia afterį į Rokiškį. Jo, užsimeti vienkę. Jauti, kad nebepalaikai vienkės, ar ne? Leidė ant antro. Leidė ant antro rato tada, žinai. Ai, ne, tu vairuosi, jis vairuosi. Aja, žinau nusivylimus, bet... Ką reiškia nusivylimas? Žinai, būt fainiau komiką pamatyti ten, žinai, kokį pridobasintą. Pala. Žiūri, faina, nepasiduokit. Nepasiduosim, ačiū. Čia super duper greitas golfas. Vienas geriausių Vienas geresnių. Mes matėm, kad labai greitas šitas golfas yra. Nesveikas golfas. Belia koks greitas golfas. Kas čia pilotas šito lėktuvo? Va, Jūs karoči. leiskite aš jums ranką paspausiu, gal sėkmės kažkiek perdusit. Jūsų vyriniams jau vien dugna yra nesaugus, kur čia dėmėtikus skirias iškišę. Iš lauką, nuvaskovi tos sėkmės. Lipšas nepadės. Ne? Tai iš karto į laidą. Bet aš galvoju, nesušlipsiu karočią su smokingu važiuoti. Gal smokingas padės? Svarbu, ką vientisas būtų, nes nepraleis kitą. Jo? Tai tu nusipirk kalėjimą, tabrą, oranžį. Iš ko mes nuomą mokėsim? Tikiuosi iš tavęs, nes aš nesu geresnėje finansinėje situacijoje, o net nereikėjo išsiskirti man. Šiaip tau lengviau net būtų išsiskirti, nėra ką paimti. Ja. Kad ir kiek bedaugintum, kad ir 100 daugintum iš 0 vis tiek bus 0. Nieka dar jaunas. Stoksi. Aš tau linkiu tokios stiprios santokos kaip Andriaus Tapino. Aš norėčiau... Kuri? Kaip Andrius? Kuri? Čia jau po kato filmuojam, mes iškirpom negražias vietas, tiesiog norėjau prajuokinti draugą. Sakė, kad mano merga... Ai. Panašiai aš dabar atrodau, Mindaugas priekį su šniūru, o aš iš paskos. Tempiu. Tai dėl to ir šitą iškatinsim. Mes žvengiam belia kaip raudonį iki negalėjimo, bet viskas eina po žodžio, šitą iškatinsim. Šiaip ką mačiau pas visas mašinas, ką mes esam padarę, tai išdaužtos lempos. Šiaip ką aš mačiau dar pas visas mašinas, ko mes nesam padarę ir kas buvo nuolat prieštaraujama man daryti, visos mašinas be langų yra. Šiaip. Grįžę į garažą išdaužom langus. Man atrodo reikia, nes šiaip tai švaistam laiką. A tai kiek prišvaistas? Jo, 7 metai. Ir kas baisiausia, kad net ne savo laiką švaistėsi. Ar tu dar prisimeni tą dainą, tą, kurią man dainavai? Ar tu prisimeni tą naktį, kad balti jasminų žiedai? Šiaip panašiai labai mūsų mechanikas sakė, kai mes sakom, mes dabar visus stabdžių neturim, ar tai galinį ir jis tiks. Dukai! Kaip įme valdai viskas tvarkoja? Dukai! Blemba, šiaip FK dabar gali būti, kad tik ant galinių stabdžių persimės. Ne, tokių tai bairį nedaryk. Gėjūkštų tu mažas. Tokių tai bairį nedaryk. Gėjūkštų tu mažas. Šitoje peržiūrės dabar. Kas? Nori permės mane prie visų vyrų čia dabar taip? Aš dar į kamerą nesakiau, dėl ko mes įskiriam su žmona. Dėl ko? Nebuvai tu įsitraukęs. Aš įsitraukęs? Jo. Kur? Bet konkrečiai išblėnu čia katinsim, negalima. Čia jau vis tiek, čia po kato vėl kalbam. Ką tik tokį bairį iškirpom, žinokit, čia po kato tokia nesąmonė buvo. Kaip gaila, kad reikia viską katinti iš tikrųjų. Šiaip įdomu labai, kad Evaldas ir santuoką nukatino garoti. Aš žinau, Kefka nebedraugauju su tavimi.
Ir tu? Aš nebedraugauju. Ir su tu? tavim. Taip. Negali antras žmogus, kurį mylėjau palik gyvenimą mano. Man atrodo, kad tavęs nieks nepa... Vėl po katą grįžom ką tik. Jau tokį kaip Emilis atrodys. Čia tiek katinam, kad karočią tokį kaip Emilis. Aš nebeturiu masės jokios, iš ko mes bekatinam. Gerai, kad viskas tik bajeris. Grinai bairis. Niekad negalvojau, kad žmonės taip gali su bairiu į santą. Vėl grįžtam po katą. Aš gal einu dar pamojuosiu. Dar pamojuosi? Aš galvoju dar eiti Bet jau pamojuoti. nebemojok, žinok. Jau Jo, šiaip gal autostradai geriau Autostradai, mojuoti. Jo, žinok, išeisiu pamojuosi. autostradą, pamojuosiu, Jo. pasisveikinsiu su žmonėm. Absoliučiai. Ta, kurią man dainavai, ar tu prisimeni tą naktį, per kurią man atčiulpė. Vėl grįžtam po katą. Turėtų nespėti, ką iškatinom iš tikrųjų. Labai aiškiai, prieš nusikatino, va taip, Mindaugai, į viską, visas projektas. Nusimyštėm ant visko. Man? Taip. Žiūrėk, o kas baisiau yra, kai tau nusimykštant projekto ar ant šį? Po kato ką tik grįžtam vėl. Palikim interpretaciją, kaip sakykim, neskubėkim vertint. Dar teismo nuosprendžio siek dar nėra. Palikim interpretacijai yra tai, ką Evaldas atsakė, kai jo paklausė, žiūrėkit, o koks jūsų yra požiūris į šeimą ir santuoką. Ir Evaldas toks, palikim interpretacijai. Kiek aš Mindaugai turėsiu kentėti? Aš pernai metais išsiskyriau tuo pačiu metu. Jo. Beveik. Ir tu labai mėgavais šito dalyku. Jo. Aš taip dariau. Labai mėgavais. Jo. Tai šiukšlės tada. Pasirodo. Ir žinai, ką aš darysiu dabar? Aš nesimėgausiu to. Aš ištiesiu tau pagalbos ranką. Nuvalysiu tau ašaras. Pernešiu daiktus, jeigu reikės. Jau perneši. Jau pernešiu. Aš jau pas tave gyvenu. Taip, tai yra tiesa. Sveiki sugrįžę į mūsų garažą, mes grįžom čia. Mūsų misija įsidėti sėdynę, prisisegti saugos diržus, nes saugos diržų šito gyvenimo laikotarpiu mums labiausiai trūksta. Mašina atrodo neįtikėtinai, nieks negalėtų paneigti, kad čia nėra sportinė mašina. Kaip atrodo viskas iš vidaus, čia yra insane. Ką šiandien matėm, iš tikrųjų nenorim stumt ant kai kurių lenktynininkų, bet Kaip gėjai atrodo čia. kaip gėjai atrodo. Pažiūrėkit į mūsų lankus. Nežiūrėkit į grindis, ant silikono pilna ir siūlės kreivas, bet pažiūrėkit į mūsų lankus. Įsidėti reikia sėdynę ir įsidėti saugos diržus, nes kaip ir minėjau, saugos diržų šitam gyvenimo laikotarpiu mums labiausiai šiaip ko ir reikėtų. Bet mums saugos diržai... Prisisegt. Šiaip, aš tai prisisegęs, bet nebelabai padeda jau. A? Ja, reikėtų greitį nuimti. Gal reikėtų greitį nuimti. Taip, nes žinai, diržai diržams, bet kai tu skrendi kaip beprotis, žinai, tai kiek ten tų diržų. Žinai, diržai diržams, o draugai draugams. Einam dėti sėdynės, nes pabiškai pradeda mirti, man atrodo. Viskas gerai, mirsi vis tiek vieną dieną. Anksčiau ir vėliau. Aš ilgai nepalaikysiu šito fasado. Viskas gerai, ne pirmas fasadas būtų sugriuvęs tavo jau. Šiaip panašiuose maišuose daiktus prasinešiau neseniai. Aš tavęs Evaldai niekada nepaliksiu. Jo? Taip. Nebent tu mane paliksi. Aš... Jūs sakot, kad Evaldas verkia ir kūkčioja prieš šitą. Ir Laskovas ploja kambario kampe. O ne, ką aš padariau? Mažytė mane beskauda. Einam dėti diržų. Ant kaklo? Visio, sėdynė kaip ir įdėta, žinok. Jo? Jo, įdėjau. Diržus ir galima ryti namo. Ir galima ryti namo. Toj palai įdėsiu diržą. Darbai baigti. Na ir viskas, ir važiuojam. Ačiū labai, kad žiūrėt. Iki kito sekmadienio susimatysim sekmadienį. Kiek čia galima bazarint? Varam namo, viskas. Alio. Eik čia, Valdai. Eik čia, Valdai. Kaip skaudėtų. Kaip galvoja, čia su diržai pavyktų išmušt langą?
Ne, man šiaip juokinga, kaip ruošia mašinas, pavyzdžiui, reiks dėti ten filtrą, kuro baką išsikelt, pasidėti saloną, kad nes pasidaryti, reikia apipilnimą pasidaryti, kaip mes ruošia mašiną, tiesiog pradinam prie fizinio smurto, kad drąsi būtų. Mindaugai, iškaršiai į kailį. Nori raznosą tu dar galvoji pagauti, tu galvoji dar nevažiuot, blemba? Labai panašus jausmas šiaip į kai ką. Išardai, kas tiek laiko taip gerai laikė. Nu, kaip sekasi? Plėšau. Jo, aš toliau, matau, kad toliau ką tau į dvi dalis reikia padalinti, atskirti, tai labai gerai sekasi padaryti šitą. Šiaip vienas geresnių esi tame, man atrodo. Nukirpi pusį išmetį. Nustok taip kalbėti. Kaip kalbėti? Perkeltiniam prasmėm. Aš nekalbu jokiom prasmėm. Aš negaliu atlaikyti tiek perkeltinių prasmių. Viskas gerai, Evaldai, tu nesu galvos, kaip ir nesu kai galvos. Čia dar liko gabaliukai. O gal tu nori žiukšliadžiai išmesti, vis tiek geresnis tame esi. Varžtai sėdynės. Bardačiokė, man atrodo. Ne, čia yra varžtai vietai. Varžtai? Jo, pasaugojau. Pasaugai? Kažką bent jau. Bent kažkur širdies įdėjai. Man neliko laiko, aš atidaviau širdį bulių kautynių. Ai, čia dėl bulių kautynių. Taip. Tu bent pusę tiek atiduotum. Kas būtų? Būtum su dideliu širdies nepakankamumu. Jo, tiesa. Neturėčiau prieširdžio, išangės širdies ar kaip vadinasi. Šiaip galėtume išlupti, laidai nereikalingi. Bet gal dar Išrauti pasikalbėkim su jais. Gal dar pavyks išgelbėti juos. Gal jie kažką dar gero padarys. Gal dar tai pasitarnaus mūsų mašinai. Gali būti, kad išgelbės mums visas lenktynės. Gal nebūtina lupti iš karto lauk. Gal galima paklausti, pavyzdžiui, irgi tenais, ChatGPT ar dar kažko, žinai. Galų galė to paties Dominiko, juk mechanikas, jisai juk žino, reikia ar nereikia. Nebūtina iš karto lupti. Galima kaip pasikonsultuoti su kažkuo. Tai Viktorui šitą pasakyk. Kaip sekėsi, Efka? Gerai, dedu čia. Jo. Bandau sutaisyti. Sutaisyti? O, bandai sutaisyti? O kam? Gal tiesiog lūpam nahui, kam čia reikia? Kam čia taisyti, Evaldai? Gal tiesiog lūpam viską lauk, išmetam ir viskas. Nu, koks skirtumas? Nu, bet tiek darbo įdėtai mašiną. Nu, koks skirtumas, kad tiek darbo, nusipirksim kitą mašiną. Nu, negalim taip. Gal kita bus geresnė? Nu, negalima taip lengvai pakeisti. Gal kita naujesnė? Mindaugai, mes tiek įdėjom dienų ir darbo į šitą. Nu ir kas? Įsivaizduok 2-2 vabalą. 4 metukų vabalas. Grįžtam po kato. Ką darai? Kodėl nedirbi? Dirbu. Atsakingai reikia, čia negali taip skubotai. Vat gerai, kad Evaldas žino, kas yra atsakingai ir neskubotai. Preciziškumas aukščiausio lygio. Mindaugai. Aš. Labai daug šiandien giri mane. Aš? Giriu tave? Bet tu mano geras draugas esi. Nu Kaip va. aš tavęs galiu negirti? Aš noriu, kad visi žinotų, koks tu geras draugas esi. Va, padėjau įkišti rozetę. Padėjau įkišti rozetę. Net nepagalvoju antrą kartą. Dominikas sako įkišk Efką. Efka net nepagalvojo antrą kartą, iš karto pasiėmė įkišti. Vapšė nepagalvojo. Gal rozetė karočio šudina šiaip yra. Bet tos Žinai? rozetės vienodos, o neįkišęs nesužinosi. Gal rozetė nešioja, gal rozetė turi kažkokių elektros laidų lygų. Užmovė gumos. Nu, tu durnas. Nu, taigi pagalvok apie rozetės, jeigu dabar per elektros laidus ten plenta lygos kažkokios elektros. Tai reikia pranešti kitiem tada kištukam. Tai pranešk kitiem kištukam irgi reikia. Nu, tu durnas, mes davai pamirštam sėdynę, einam daryti svarbesnių darbų dabar. Reikia apskambinėti pusę miestą, blemba. Per elektros tinklus dabar teka živ kažkoks, elektrinis živ. Mes turim pranešti. Živ. Aš nežinau, po to kreivai žiūrės kiti kištukai mums. Blemba jo. Na gerai, niekam nesako. Geriau niekam nesako. Išsiaiškins patys. Mano rozetės taip išvadino. Nebūtų kurvos rozetės, neprimti kiekvieno kištuko. Kitaip gal kalbėtumėm. Dabar, kai kiekvieną kištuką kiši ir kiekvienas kištukas lenda, tai kaip mes galim daugiau apie tavo rozetės kalbėti. Bet čia jokių naujų neatsiranda. Supranti. Nu tai nu ir kas? Tai čia kaip Joniškis. Tavo garažas kaip Joniškis, karočią, visi šeimoje, karočią. Išpratėję visi, todėl ir esat. Ne tau. Vienintelis aš sveiko proto, blemba, pasirodo, įsivaizduojat? Aš vienintelis sveiko proto. Visi jau bežionės, blemba, palikė. Tai durnas. Dar 4 mėnesiai FNB lošiau. Šiaip Bayeris tai legendinis, gaila. Nežinau, ar dėsim, nes Bayeris tai legendinis. Tau kažkaip, kai tu kažkaip stumėn manęs dėl visokių mano sprendimų, tau geriau gauni. Jo? Jo. Nice, ačiū. Arba gal čia dėl to, kad aš tiesiog neblaivas antrą savaitę. Negali taip savęs netausot, žinai, prisidarysi visokių po to negrįžtamų sprendimų. Pavyzdžiui.
Gali būti, kad grįši vieną dieną ir po to pasakysi. Žmonai, kad grįši. Bet tam, kad šitai pasakyt, aš dar turiu vieną žingsnį, kurį turiu įgyvendinti. Kokį? Susituokt. Dar vienas žingsnis vis dėlto yra prieš. Pasipiršt. Eik, tu savo, ir dar vienas žingsnis po to prieš tai yra. Tai yra po pasipiršimo. Iš pradžių pasipiršt reikia, tada įkelti į Instagramą nuotrauką, parašyti kaip myli, kad čia yra tavo geriausias sprendimas gyvenime, koks tu užtikrintas esi dėl šito, kaip tu dėkoji pasauliui ir visatai, kad sutinki tą žmogų. Tada susituokt. O tada su draugeliu garaže, karočiai. Tas draugelį ant fotelio mėgi. Bet užtat Free Fingo koncertavo vestuvėse. Visai crazy. Blemba jau senai akis tavo mačiau šiaip. Jo, Kodėl bijai pakelt? kažką panašaus į mano. Po katą grįžtam. Nežinau, ką veikėt prieš katą, bet mes čia padiskutavom truputėlį apie visą situaciją susiklošusią. Tai Evaldas nekalba. Sveiki, vėl grįžtam po kato. Nu, yra kaip yra. Kaži laikys? Koks skirtumas? Kai Evaldas padaro, tai viskas atrodo, kad tvirta, žinai, kad laikys, kad bus galima naudoti, žinai, pasikliauti ir taip toliau. Tai čia, žinai, nesukės, sugrįžtančiam lenktynių dieną tik tai. Vienas keistesnių būdų, žinau, Evaldas šitaip geriau, ne. Yra kas geriau veikia. Pasikark, perspėk gerklę su kažkuo. Susikiš karočią galų galę tagį, atsuktuvai gerklį ir viskas. Nereikia čia nieko daug permastyti. Gerai, kad yra draugas, kuris visą laiką palaiko. Aš palaikysiu taburetę taip, karočią, kai tu... Viskas, prisukau dabar. Maladėt, Sefka. Laikys. Laikys tikrai? Jo. Kiek laiko maždaug galvoju laikys? 1,5 metų. 1,5 metų? Daugiau nereikia. Štai iškris antrą. Tai iškris, įsidėsi kitą sėdynį ir viskas. Nu. Problemas didelės tikrai nėra. Jau gali turėti sėdynių kiek nori gyvenime. Akumuliatorius supratau, kad kaip santuoka yra, žinai, kad jeigu nusidinėja, nu tada turi jau krauti iš anksto, nes jeigu leisi jau išsekti, kaip Dominikas ir sakė iki galo, nu tai jau viskas, mes lauk tada akumuliatorių. Tai supratau, ką šiandien išmokau, kad akumuliatorius lygu santuoka. Why does it feel so good? Nėra, kad kažkaip oras pilnas dulkių, kažkaip akis peršti labai. Nusišypsok, Evaldai, kiek galima į tave žiūrėti nusiminus. Ir dabar pasakyk, aš išeinu. Tiesiog noriu pažiūrėti, kaip atrodysi, kai sakysi man, kad išeini iš mūsų namų bendrų. Iš mūsų bendrų namų ūkio. Nevers manęs per savaitę 2 kartus to paties dalyko. Prašau, pasakyk. Ne. Nusišypsok. Ne. Prašau, nusišypsok. Aš išeinu. Aš išeinu. Skaudu. Skaudu. Bet koks skirtumas, ne? Svarbu, kad mes vis dėlto tokiam čia nuostabiam ūkį gyvenam visi kartu. Operatorius įsimylėjęs, karočią galvą pametęs dėl mergytės, karočią jau 7 metai kartu. F-kava irgi. Nėra, kad Joris įsiskyrė neseniai čia prieš 3 dienas. A ne? Ir tu? Aš čia vienas įsimylėjau. 25 gegužė kažkaip. Kas buvo ten? 25 gegužė? Aha. Vis labiau pradėjai nešiot mažiau skirtingus rūbus. Tos pačius vos ne. 25 metų? Gegužė, jo. Okay. O kaip aš atrodžiau tuo metu? Kaip aš plius minus, jo. Gal akis raudonesnės buvo. Akis raudonesnės, okei. Neatsimeni, kur kas buvo. Gal dėl persikraustimo. Nežinau, dėl ko kraustys, neatsimenu. Tu jie beprotiškai myli, bet tu dėl jos nežadi niekaip stengtis ir būsi visiškai savanaudis ir rinksis tik savo užgaidos norus ir rinksis nieko nekeisti. Kažkas gali kažką į tą pusę. Turėjau važiuoti kartu surfint su savo vaikinu šiaip į Maroką. Ir įdomu, po to tas vaikinas berods tam Marokė ten su Mocu vienas važinėjo po dykumą. Kol jo buvus mergina surfino ten prie tų krantų. Aš žinau, gal pamojuosiu komandai, gerai? Eini pamojuoti, ne, mašinom? Stokis per vidurį, bet biškiai kairiau, nes tada mažesnis šansas, kad nepataikys. O jeigu užsidėsim saugos diržus? Taip. Ar saugos diržai gali atsukti laiką atgal? Ne, bet gali pakeisti, žinai, kaip ateitis, kokia bus. Žinai ką? Už ateitį. Koks prastas. O jeigu pabandom už praeitį? Šiaip labai įdomu, nes man prieš kokias gal 3 savaitės sakei, kad vaikų norėtum. Grįžtam po kato. Aš noriu vaikų. Aš noriu auginti sūnų. Aš noriu būti tėvas. Geras vyras. Geras vyras nesakiau. Sakiau, tėvas nori būti. Gerai. Nesakė geras vyras, tikrai nesakė. Čia išardyti šito? Aha.
Neturėtų būti problema. Kaip? Ką? Čia tiesų šitas? Netiesų. Išmetimas? Išmetimas netiesus. Neišmetimas. Šiaip tikrai ratais, kvadratais ėjai. Darysim tiesti ir Baisiausiam cooldown'e. Absoliučiam cooldown'e. Aš turiu dabar galvoti, kaip aš užbaigsiu sakinį, kokiais žodžiais. Evaldai. Tai pakentėk bus po to lengviau. Jo. Kodėl tu nepakentėjai? Per siaurą. Ne? Tai gal tada su... Gal vyresnės virvės reikėjo pasiimti? Senesnės truputėlį. Tu nesveikas šiandien, kas tu vyra? Dėl ko? Jeigu per siaurą, nu tai... Aš negalvoju, kad taip siaura bus. Nu tai logiška, aš suprantu, tai sakau, gal reikėjo, nu taip pat... Seniai vėriau, buvau pamiršęs, kaip vėra. Senesnės virvės reikėjo tiesiog pasimti. Pratampyta lengviau vis tiek lenda, žinai, tai viskas kaišas prieš šituos. Bet tokias šviežias matas. Bet gal diržas čia per storas, ne? 2.6 virvės, žinok. Diržas per storas? Ne, manau. Diržas neatrodo kažkoks ypatingas. Ne? Apart to, kad juodas. O būtina šito susukti, nes negražiai atrodo susukti. Gražiau atrodo kaip palaidas. Taip, negražiai atrodo. Ne. Kad bus. Kaip palaida daug gražiau. Ne, aš tai galvoju, žinok, šuo palaidas turi būti. Šuo, žinok, palaidas turi būti. Leidžiam nuo grandinės, žinok, tegul, karočią. Gal iškraustum šunį į Islandijos gatvę, šiaip galvoji. Vapšė būtų šunių geriausiai tenais. Toli niekur eiti nereikia nuo būdos. Tarp kalių visą laiką ganais. Kodėl verki? Prašau nebeverki. Prašau nebeverki. Prašau nebeverki tu. Aš susukau dabar įkišk. Gal tu įkiš galvoji. Senai vis tiek. Kol dar atsigausi. Įkišk tu gal Evaldai. Ir tau bus geriau, ir man bus geriau, jeigu tu įkiši, žinok, visi laimėsim. Viskas praeity. Įkišk Evaldai. Nenoriu įkišk. Nu prašau įkišk. Nenoriu įkišk. Tikrai? Tikrai. Nu, aš žinok, dar kartelį paprašau tavęs įkišti, jeigu nežinok, įkišiu aš ir man labai labai patiks. Ko Gal puikiai sekasi, įkiškit tavo svajonių meilę. Na kągi, senai buvom grįžę po kato. Prisitvirtinom diržus. Aišku, dar 2 trūksta, todėl, kad dar čia kažko trūksta, žinau, ko šiaip jeigu atvirai. Kažkodėl negalim dar 2 diržų uždėti. Koks skirtumas, neįdomu, išsiaiškinsim po to, dar vis tiek dokumentų pilna perskaityti, dar blemba, čia jau koks skirtumas tas vabalas. Antrailis dalykas, vapšė. Ką dar iš darbų turim? Taip ir viskas. Jo? Gyvenu, saulę turiu, dangų turiu. Aš namų nebeturiu. Skristi galiu, saulę geriu iš tavo delnų. Karina Krysko pasirodo kažkieno myžulus iš saujos gėrė, nežinau kodėl, bet pasirodo. Nu nes taip išsišifruoja, ne? Saulę geriu iš tavo delnų, kas saulė, geltona, kas yra geltonas myžulus. Karina Krysko. Ką, viskas, važiuojam namo, ne? Aš tai važiuoju rašyti bakalaurą. O tu tai nežinau, kokius tu namus važiuoji. Grįžom ką tik po kato, tam, kad atsisveikintume. Prenumeruokit, laikykit, subscribinkit. Užbaigti laidą. Klausimų, nes kalbėjome apie nelegalius pinigus, tos nelegalius pinigus. Grįžom po kato ką tik ir ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot, ačiū, kad remiat, kad žiūrit tas visas, kad malonus būnat, kai atvažiuojam gyvai, pamatom Taip, jūs. labai tikrai esam dėkingi jums, bet prieš užbaigiant epizodą aš turiu dar vieną klausimą Evaldai. Mes ką tik kalbėjom prieš kartą apie nelegalius pinigus ir aš norėjau paklausti, iš kur jie pas tave yra, žinai, nes dažnu atveju tai, nu, tipo per vestuvės vis tiek, žinai, grinaisiais atneša ten, žinai, vokelius ir taip toliau, ten kitus tos dalykus. Iš kur? Minu, kaip pabus, tu buvai katė. Jo? Paskutinius 10 metų buvai katė. O žinai, kur nebuvau? Jo. Vestuvėse tavo. Nekvietei, kodėl nepakvietei manęs? Tokie draugeliai, bet nepakvietei į vestuvės. Tokia šventė, svarbiausia gyvenimo šventė. Diena, kai nusprendi, kad visą savo likusį gyvenimą paskiri vienam žmogui. Ir savo draugą nepakvietei į tokią šventę? Gal pakviesiu. Gal. Nustonkus pakvietė. Pirmos irgi nebuvo. Pirmos irgi nebuvo. Aiškiai, viskas bus gerai. Girdėjai kaip skambėjo. Reiškia, viskas bus gerai.